Sveiki! Šiandien per padidinamąjį stiklą pažiūrėsime į dar vieną erdvę, kuri yra labai svarbi paaugliams ir jų tėvams. Tai yra mokykla. Taigi, kas yra svarbiau? Ar aukšti paauglio mokymosi įvertinimai, ar jo emocinė būklė? Kaip tu galvoji, Aneta? Kas yra svarbiau asmenybės vystymuisi? Iš tiesų, asmenybės vystymuisi ir atsakymų į klausimą, kas aš esu, kurį ir kelia paaugliai, tikrai yra svarbus ne tik rezultatai, bet ir bendrai patirtis mokykloje ir gera emocinė būsena. Iš tiesų, tėvai kartais mokyklą labai supaprastina ir atrodo, kad tai tiesiog erdvė, kur paauglys turi nueiti, atsiskaityti, gauti rezultatą, kažko gal išmokti, grįžti namo, padaryti namų darbus ir vėl atlikti tą patį. Tačiau mokykla nėra toks paprastas darinys. Mokykloje vyksta labai daug santykių, labai daug pasilyginimo, konkurencijos, vertinimo ir tikrai paauglys visame tame yra. Iš tikrųjų, labai dažnai paaugliai skundžiasi, kad tėvai klausia, ką gavai, koks yra pažymys, tai ar pasitaisai pažymį, bet neužduoda klausimo, kaip tu jauteisi, kaip prabėgo tavo diena. Ar svarbu užduoti šitą klausimą? Taip, dėl ko tai yra taip svarbu? Dėl to, kad net ir vaiko rezultatai gali būti labai glaudžiai susiję su tuo, kaip jisai jaučiasi. Ir jeigu jis mokykloje jaučiasi prastai, ar jis yra nerimaujantis, ar bijantis, ar pykstantis, mes negalim tikėtis, kad jis tenai mokysis arba kad jisai atneš kažkaip gerus rezultatus. O su kokiais iššūkiais gali susidurti paauglys mokykloje? Viena iš dažniausių problemų tai yra patyčios tarp bendraamžių, dėja kartais ir patyčios mokytojų ir suaugusių. Gal kartais sunku patikėti, bet būna ir taip. Taip pat paaugliai ir vaikai be abejo mokykloje labai pasilygina. Ir kai jisai turi tą galimybę save pasilyginti, jis tikrai gali labai nusivilti savimi. Per konsultacijas kartais sulaukiu paauglių tokio ir pasipiktinimo, ir liūdesio, kad kas su manimi yra ne taip, kad aš turiu sėdėti ten namuose prie pamokų po keletą valandų ir man nesiseka, o mano klasiokas, pabuvęs pertraukos metu, paskaitęs knygą, jisai parašė geriau nei aš. Tai vėlgi jie susiduria su labai dideliais skirtumais tarp jų pačių ir tai veikia jų savivertę, tai kelia jiem įvairių malonių ar nemalonių emocijų ir su to paauglys irgi turi išbūti. Ir jeigu jis mato, kad jam sunkiau sekasi kurti draugystes, jo bendramžiai, jo klasiokai turi ten visą grupelę draugų, o jis yra vienišas. Tai tikrai pažymiai jam tuomet irgi negali būti svarbiausias dalykas, jisai susirūpinęs, kas su manimi yra ne taip. Kartais tėvai palygina, o žiūrėk, bet tavo klasiokas tai gavo tiek ir tiek. Žiūrėk, tas vaikas nesėdi prie kompiuterio, o mokosi, todėl jo įvertinimas yra aukštesnis ir geresnis. Ar tėvų lyginimas ir turi kažkokios įtakos paaugliui? Vertinimas paaugliam yra labai labai svarbus. Ir tikrai tėvam reikėtų labai vengti ir susilaikyti nuo bet kokio palyginimo su kitais. Kartais ne tik su bendraklasiais palygina, bet kartais palygina su vyresniais broliais ar seserėmis, tai irgi labai reikėtų to vengti. Ką gali akcentuotis tėvai, kur yra tavo paties pažanga? Jeigu tu prieš tai gavai 6, o šį kartą gavai 7, tai yra tavo pažanga. Ir tikrai galima palyginti paties vaiko atskirus darbus, atskirus įvertinimus ir pažiūrėti, kuris link eina ir to pasidžiaugti arba padrąsinti, paskatinti, kad vis tiek bandyk, nepasiduok. Tai čia tėvai gali palyginti paties paauglio kažkokius rezultatus, bet tikrai ne su kitais, nes paaugliui tai yra labai skausminga ir tai demotyvuoja. Jeigu man nesiseka ir pirmas, ir antras, ir trečias kartas, tai aš tada iš vis nenoriu to daryti, nesimokysiu ir gan atneisiu į mokyklą, nes man nesiseka. O atrodo, kad visi tik tai ir tai atkreipia dėmesį. Mokytojams svarbus yra įvertinimas, tėvam yra svarbus įvertinimas, tai tada gal geriau iš vis, nereikia man ten eiti, nes man ten nesėkmė nuolatinė. Minėjai skatinimą ir motyvaciją. Gal galėtum pasakyti porą pavyzdžių, kaip galima skatinti paauglį? Iš tiesų būna labai gerai, kai pats paauglys turi
tokią vidinę motivaciją, kažkaip augti, tobulėti, gal net ir tokią sveiką konkurenciją, kuris skatina mokytis, tai būna labai gerai. Bet jie ne visą laiką paauglys turi tą vidinę motivaciją, ypatingai paauglystės laiko jinai išblėsta. Kaip tėvai gali paskatinti tą išorinę motivaciją, tai gali susitarti dėl tam tikrų apdovanojimų arba paskatinimų, tarkim, jeigu jisai pasimokys kontroliniui kažkokiam ir ten gaus, 7 ir daugiau, jisai ten turės kažkokią pramogą. Tai per tokį paskatinimą maloniom veiklom, tam, kad paauglys žinotų, jeigu aš pasistengsiu, manęs laukia kažkoks tai apdovanojimas ir tada tai paskatina tą motivaciją, nes aš žinau, kas manęs laukia. Tai gaunasi toks dvigubas apdovanojimas, gauni ir aukštesnį įvertinimą ir dar plus tai, ką sugalvoja tau tėvai. Taip, bet iš tiesų nėra taip paprasta išlaikyti ilgai motivaciją vaikam ir paaugliam mokykloje, dėl to, kad jie mato, tarkim, pažymį gautą, bet jie nemato, bet ko man tai bus naudinga. Vertės. Taip, jie nemato vertės, o ypatingai paaugliam jau rūpi tas logika, argumentai, jų yra jau pasikeitęs kiek mąstymas, jiems labai svarbu matyti prasmę, vertę, jeigu tik pažymys, ar tai yra naudinga, ar man tai bus naudinga po kažkiek metų. Ir jie dažniausiai kažkaip tai mato, kad jie dabar to nenaudoja, tai matyti ir nebus reikalinga. Ir irgi ta motivacija labai krenta, nes jie nemato dabar ir čia tos vertės, kodėl tai naudinga mokytis, kodėl reikia skaičiuoti kažkokias šaknis, ten Pitagorus, tikrai ateina paaugliai ir manęs klausia, kam man tai bus reikalinga, kodėl aš turiu tai mokytis. Ir ką jūs atsakote? Paprastai aš parodau paaugliui, kad aš jį suprantu, kad tikrai tam tikri dalykai gali atrodyti šiuo metu labai nereikalingi praktiškai, bet aš tuo pačiu pasakau, kad tai yra laikas, kada vystosi jos smegenys. Ir tam, kad jos vystytųsi sklandžiai, čia visų savo pajėgumu, labai svarbu jas mankštinti. Ir tokios užduotis kaip matematikos, tam tikri pratimai, ar tam tikros formulės, ar tam tikri uždaviniai, taip pat dailė, muzika, kūno kultūra tiek pat yra svarbus, būtent smegenų vystymuisi. Ir tų rezultatų jisai niekada nepajus, kaip būtent išmoktas Pitagoras lėmė jo smegenų kažkokį pakeitimą ar patobulėjimą. Aš paaiškinu, kad tu to niekada nežinosi, bet patikėk, kad tai tikrai veikia. Ačiū, Lenta, dabar tikrai turėsiu atsakymą, ką pasakyti paaugliui. Kviečiu pasižiūrėti situaciją. Jau kelias dienas aš neinu į pamokas. Man ten labai blogai. Klasiokai tyčiojasi. Bijau, kad tėvai sužinos. Nenoriu jums problemų. Vaidinsiu, kad sergu ar skauda pilvą. Nematau išeities. Vien tik juodumą. Kaip gerai, kad tėvai manęs nepasmerkė. Dabar tikiu, kad viskas kažkaip išsispręs. Ir iš manęs daugiau klasiokai mokykloje nebesityčios. Kaip svarbu yra ne tik matyti tą kažkokią išorę tėvam, tai ką transliuoja mokytojai, mokykla, galbūt šiaip ką tėvai mato, bet kaip svarbu įsigilinti į tą paauglio pasaulį ir ką jisai ten patiria. Ir sužinoti, kas slepiasi po N raide. Taip, kas slepiasi po tą žinutę, kurią parašė mokytoja. Tėvams svarbu pasakyti, kad aš nerimauju, aš gavau tokią žinutę, tu nebuvai mokykloje, tai man kelia kažkokį nerimą, bet man labai svarbu suprasti, kas nutiko, kad ta pamoka yra praleista. Tikrai, ir tas savo emocijas truputį suvaldyti,
nusiraminti, kad galėtum ramiai kalbėti, o ne kelti dar papildomo streso vaikui ir paaugliui. Labai yra normalu, kad tėvai būna apimti tų emocijų. Bet jeigu mes jaučiam, kad mes negalim savęs suvaldyti arba per daug sunerimom, per daug išsigandom dėl pačio paauglio, tikrai yra visą laiką labai protinga tą padaryti pertrauką. Truputį pailsėti, pasidaryti arbatos ir tuomet, kai nurimstu, kai priimu savo tas emocijas, tuomet keliauti į tą pokalbį su paaugliu. Kitas aspektas, tėvai labai dažnai gauna pastabas į dienynus, kad jo vaikas netinkamai elgėsi pamokos metu. Trukdė dėstyti medžiagą, kalbėjo, išdykavo. Kaip su šituo būti ir kaip apie tai kalbėti bei motyvuoti keisti elgesį? Labai svarbu paaugliui pasakyti, kad jis iš tiesų jau yra pakankamai galingas ir svarbus klasėje ir jo elgesys gali paveikti visą klasę. Ir jeigu jis netinkamai elgesi, jisai iš tiesų išbalansuoja visos klasės darbą. Ir tai yra pakankamai rimta. Ir kartais tikrai paaugliai, dėl to, kad jie labai jų ta emocinė sistema, limbinė sistema yra užkalusi, jie truputį nepagalvoja apie pasekmes. Ir labai svarbu tą grąžinti realybę, kad, žiūrėk, tu esi atsakingas už tai, kad greičiausiai dalis klasės negali mokytis dėl tavo elgesio ir tada bandyti suprasti, tai kas su tavimi ten vyksta. Ir ieškoti kartu būdo, ką tu galėtum daryti kitaip kitą kartą. Galbūt tu gali išeiti, truputį prasivaikščioti, nueiti iki tualeto, galbūt atsigerti vandens, galbūt jeigu sutart su mokytoja, gal gali paimti kažką pakramtyti, kramtomą gumą ar kažką rankose paminkyti, kad tarsi rasti būdų ir kartu ieškoti su paaugliu, ką galima būtų daryti, kad išvengti to elgesio. Ir aišku, kad tie pralinksmintojai yra klasės dažnai lyderiai ir klasė juos mėgsta, juos myli ir net skatina ir net tada, kai jie ten pradeda kažkaip juokauti. Ir man atrodo, kad tada irgi labai svarbu parodyti paaugliu, kad mes suprantam, kad tai gali būti smagu iš tiesų ir kad jis tokiu būdu gauna dėmesį, jis tampa tokiu pripažintų, tai galime įsivaizduoti. Ir visos klasės, tai mes galime įsivaizduoti, kaip tai svarbu jam, kaip tai jam malonu. Ir kartu sakyti, kad, bet žiūrėk, tikriausiai tai nėra ta terpė, kur tu gali tai daryti, galbūt tą savo lyderiavimą ar savo gebėjimą juokauti gali kažkur kitur reikšti, galbūt pertraukų metu, gal į kažkokį būrelį keliauti, kuris galėtų lyderiauti, bet apie tai labai labai svarbu kalbėti su paaugliais, nes jie kartais patys nesupranta, kodėl jie tai daro apskritai ir kokios to pasekmės jam pačiam ir visai klasiai. Atrodo, kad kalbant su paaugliu galima tikrai naudoti tuos visus būdus, apie kuriuos mes jau kalbėjom. Tai yra aktyvus klausimas, smalsus klausimai ir net atspindėjimas aštų kalba. Nes tokios problemos, kodėl norisi to dėmesio, tikrai galima iškamantinėti, išklausinėti ir atsakomybę palikti pačiam paaugliui, nuspręsti, kaip galima pakeisti savo elgesį. Kitas mano klausimas, kur irgi labai dažnai kankina tėvus, tai yra atsikėlimas ir ėjimas į mokyklą. Būna tikrai tokiu atveju, kai vaikai nenueina į pirmas pamokas arba pabėga iš tam tikrų pamokų. Apie ką čia yra? Labai dažnai paaugliam būna sunku ryte atsikelti. Ir tai yra susiję su tuo, apie ką mes kalbėjome pirmose laidose, apie pokyčius, kurie vyksta paauglio organizme ir vienas iš tų pokyčių yra tai, kad sutrinka jų miego ritmas. Taip, iš tiesų paaugliam tas noras miegoti ateina vėliau, bet kartais paaugliai dar labiau užtęsia tą laiką dėl ekranų naudojimo vakare arba galbūt kažkokios tai labai intensyvios veiklos darimo, kuri labai sužadina paauglį ir tada jam būna dar sunkiau užmigti. Tai kaip svarbu vakare turėti kažkokią atpalaiduojančią veiklą, galbūt šiltą dušą, arbatos puodelį raminančios, muzikos paklausimas, galbūt kažkokio kvapo kambaryje, ten eterinio kokio aliejaus palašinimas ir uostimas, kad nuraminti ir kad jis galėtų greičiau užmigti. Tiesiog ir tai irgi gali palengvinti atsikėlimą. Aišku, vis tiek gali būti sunku atsikelti. Labai svarbu tėvam čia išlikti kantriem ir supratingiams, kad iš tiesų tau gali būti labai sunku atsikelti, bet tu turėsi atsikelti. Ir ryte nepadaryti konflikto,
kuris tęstųsi visą dieną. Kartais paaugliai turi sudėtingų santykių su mokytojais ir tai labai išgyvena. Kaip gali tėvai padėti paaugliui atkurti ryšį ar santykį su mokytoju? Kartais tai būna neįtin geri santykiai su mokytojais. Tai yra ta priežastis, dėl ko paaugliai atsisako eiti į mokyklą arba vengia eiti į mokyklą arba galbūt tam tikras pamokas nenueina. Šita situacija nėra lengva, nes tame dalyvauja suaugęs žmogus, kuris vėlgi ne visada yra taip lengvai koreguojamas arba jis turi jau savo kažkokį požiūrį. Nu, ir yra paauglys, kuris vis tik yra šiek tiek labiau pažeidžiamas ir jis tikrai neturi tiek daug galios, palyginus su suaugusiu žmogumi mokytoju. Tai čia svarbu yra ir patiems tėvams įsitraukti, net kartais paklausti pačio paauglio, kad žiūrėk, aš matau, kad tu prastai jautiesi ir kad to priežastis yra kažkoks santykis su mokytoju ir aš norėčiau tau padėti ir ar aš galiu tau padėti. Ir galim papasakoti, kaip mes tai galim padaryti, arba kartu nueiti pas mokytoją ir apie tai pakalbėti, arba gal aš galiu tada viena nueiti apie tai pakalbėti. Pačiam paaugliui gali būti labai sudėtinga kažkaip tą santykį koreguoti arba atstatyti su mokytoju. Dar vienas klausimas yra apie pamokų ruošą, namų darbus. Ar tėvai turi padėti, o kartais ir padaryti už paauglį ir ar nepadaro tokio atveju meškos paslaugos savo paaugliui? Tai tikrai tėvai neturėtų daryti namų darbų už paauglį. Gal jie gali paskatinti arba jeigu susitarė su paaugliu, kaip galėtų padėti, arba jeigu iš tiesų yra sunkios užduotys, paauglys gali ateiti, pasitarti, kaip daryti tą užduotį, tai tikrai taip, tėvai tame gali sudalyvauti, bet tikrai nedaryti pamokų už paauglį, dėl to, kad paauglys išmoksta, kad tai tada yra labai paprasta, tiesiog aš nedarau ir kažkaip patys pasidaro namų darbai ir kartais išmoksta to ne tik apie mokyklą, bet apskritai apie gyvenimą, kad kartais tiesiog nereik nieko daryti ir atrodo, kad pasidaro patys dalykai, bet tikrai tokiu būdu labai neskatinam atsakomybės apskritai vaiko brandos. Tai mokykla yra paties paauglio pareiga ir tai yra jo atsakomybė padaryti namų darbus ir jis tikrai gali paprašyti mūsų pagalbos. Tai kodėl tėvai taip dažnai perima tą mokymosi pareigą ir užsikrauna ją savo? Kartais tai nutinka dėl to, kad tėvai paauglių įvertinimus priema labai asmeniškai. Jiem atrodo, kad jeigu paauglys prastai mokosi arba prastus pažymius gauna, jiem atrodo, kad jie yra prasti tėvai. Tai kokia aš mama, jeigu aš nepriverčiu savo vaiko mokytis. Ir tai yra tikrai netiesa. Man atrodo, kad gera mama ir tėtis tai atiduoda atsakomybės vaikui tiek, kiek jisai turi išnešti ir būna šalia. Ir tikrai kartais dar tai būna, kad tėvai bando per vaikus realizuoti kažkokias savo neišpildytus lūkesčius, vizijas, svajones ir kuomet jų paauglys prastai mokosi, jiem planas ta žlunga, kad jų paauglys galės realizuoti ten jų kažkokias svajones. Nebus medikas. Taip, čia labai dažnas dalykas, nebus teisininkas, nebus odontologas, o bus kažkas kitas. Ir jiem tikrai labai toks didelis nerimas sukyla, pyktis ir jie irgi tada kartais labai spaudžia tą paauglį ir net kartais norisi už tą paauglį jiem padarytos namų darbus. Taigi palikim namų darbus paaugliam, o patys būkime šalia ir jeigu prireikia, padėkime mokytis. Kitas aspektas, kas liečia mokyklą, yra draugai. Ir kartais ten atsiranda netinkama kompanija. Kaip kalbėti ir kaip apsaugoti savo paauglį nuo tokios kompanijos? Labai svarbu, kad tėvai domėtųsi, kaip paauglys jaučiasi su draugais, kas jam patinka tame santykėje su draugais, kas nepatinka. Nes jeigu tėvai tiesiog teiks kaip faktą, kad tavo draugų kompanija yra netinkama ir jinai yra kažkokia bloga, dažniausiai paaugliai tai priima labai asmeniškai. Net kaip paties įvertinimą arba kaip jų draugų tokį pažeminimą ar kažkokį nuvertinimą, tai jie priima labai jautriai ir jie tuomet atmeta tą tėvų nuomonę. Tai vėlgi čia tėvam reikėtų būti labai atsargiem, šiltiem, empatiškiem, naudoti aktyvų klausimą, aš tu kalbą, kad aš esu susirūpinusi, nes matau, kad truputį pasikeitė tavo elgesys, kai tu pradėjai bendrauti su šitais draugais, gal galėtum pasidalinti, kaip tu manai, kas lėmė tai, kad tavo elgesys pasikeitė.
Ir kartu per tokią diskusiją, pokalbį galima kartu klausti paauglio, tai kas tau patinka, bet o gal tu kažkokių pavojų matai. Nes vėlgi tėvų vaidmuo labai svarbus, kad jie truputį pasuktų ir kitą pusę ir tokią įvairovę parodytų. Paauglių tėvai kartais labai nori būti paauglio draugu. Ar čia yra kažkokių pavojų, ar kaip tik yra pliusas, kad aš esu savo paauglio draugas ir tada galiu žinoti visas paslaptis ir būti saugus, kad mano vaikas viską man papasakojo. Jie dažnai tai daro iš tokio nerimo, baimės, kad paauglys atsiskiria, tolsta nuo jų ir atrodo, jeigu aš tapsiu draugas, tai tiesiog aš tą vaiką kažkaip susigrąžinsiu, prisirišiu ir kažkaip turėsiu su juo tokį betarpišką bendravimą. Bet iš tiesų tai nėra tinkama. Tėvai negali būti draugais jokių būdų. Tėvai ir draugai tai yra labai skirtingi dalykai. Draugai nepasakys, kad tu elgiesi netinkamai, kad tau iškilo pavojus, o būtent tėvai yra tie, kurie turi prisimti atsakomybę už paauglio sveikatą, jo saugumą ir kartais pasakyti ne, ir kartais griežčiau pasakyti ne, uždrausti, neleisti, diskutuoti, kalbėti. Tai labai svarbu išlikti tėvais, o ne draugais savo paaugliam, bet šiltais, atjaučiančiais, empatiškais tėvais. Paaugliai dažnai turi tokius toksinius santykius. Kaip juos atpažinti ir kaip su jais tvarkytis? Paauglystė tai yra tas laikas, kuomet labai daug ko mokosi paaugliai ir mokosi ne tik kognityvinių dalykų, ne matematikos, lietuvių, bet jie mokosi, kaip kurti santykius, jie mokosi, kaip kurti romantinius santykius. Tai yra irgi jų tokios pirmos patirtis. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį ir diskutuojant apie santykius kartu su paaugliais, kiek tame santykyje jūsų tas santykis yra lygiavertis. Kiek pats jautiesi fiziškai, emociškai saugus tame santykyje. Jeigu jautiesi saugus, greičiausiai, kad tai bus sveiki santykiai. Taip pat, kiek vyksta komunikacija tarpusavyje, kiek gali kalbėti apie savo jausmus, bet jeigu tu jauti galios disbalansą, nelygiavertiškumą, nuolatinį kažkokius pažeminimus, kaltinimus, fizinį arba psichologinį tokį emocinį smurtą, tai yra tam tikras pažeminimas, nuvertinimas, kritika nuolatinė, tai yra netinkamas, nesaugus santykis ir apie tai labai svarbu pasakyti, kad žmonės skirtingai kūrė, bet tas toks nesaugus santykis, jisai niekada nenuves iki tikros artimos draugystės. Jisai atvirkščiai gali labai stipriai paveikti paauglio savivertę ir pasitikėjimą savimi ir apskritai tokią tolimesnę kelionę ir drąsą nerti į santykius, į bendravimą kažkokį. Kiek daug dalykų slepiasi po mokyklos stogu. Mums, tėvams, vaiko mokykla yra labai svarbi. Tėvai tikrai kelia didelius lūkesčius mokyklai, nes čiagi yra vaiko ateitis. Kaip tėvam atsipalaiduoti, kad ne tik pažymiai būtų svarbus, bet dažniau paklaustume, kaip tu jautiesi, kaip praėjo tavo diena mokykloje. Man atrodo, kad labai svarbu, kad tėvai suprastų, kad paauglio ateitis arba paauglio rezultatai, paauglio kažkokia profesija yra labai glaudžiai susijusi su jo emocinė būsena. Tikrai kartais tėvam atrodo, kad tas sėkmės garantas yra 10, kažkur dieninė, bet deja labai dažnai taip nutinka, kad būtent tie vaikai, kurie mokosi labai aukštais rezultatais, jie galų gale po mokyklos yra labai pasimetę, nes jie visus resursus dėjo tam, kad turėtų aukštą rezultatą ir visiškai neklausė savęs, kas aš esu, kas man patinka, neeksperimentavo, ateities vizija pastringa netgi. Tai tikrai rezultatas nėra ateities sėkmės formulė, ne? Svarbiausia yra tai, kaip paauglys jaučiasi. Gal ir su kažkokiais žemesniais įvertinimais, bet svarbu, kad jisai pats pasitikėtų savim, gerai, saugiai jaustųsi, kad nebijotų eksperimentuoti, bandyti, tyrinėti, net ir nepasisekus, bandyti dar kartelį. Čia yra sėkmės formulė. Kartu su Aneta padėjome jums pamatyti pagrindinės paauglystės temas per padidinamąjį stiklą. Iš tiesų galime matyti, kad paauglystė nėra toks lengvas etapas.
ir jiem atrodo, kad visi į juos žiūri, jiem atrodo, kad viskas yra apie juos. Tai galim įsivaizduoti, kokia tai yra didelė įtampa paaugliam ir kaip svarbu jiems ramus, nuoširdus, palaikantis tėvai šalia. Ir labai svarbu tėvam prisiminti, kad jie jau 10 metų dėjo kažkokią sėklą po sėklos ir augino paauglį ir kad tikrai visa tai sužydės, tikrai visa tai duos vaisių. Gal net dabar atrodo, kad paauglys yra labai šaltas, piktas, atstumiantis, bet tai yra labai laikina. Tai tikrai yra laikina ir tėvai pamatys po kurio laiko, kiek daug vaisių davė jų šiluma, jų meilė ir jų rūpestis. Taigi, paauglys atsikėlęs ryte neturi tikslo sugadinti tėvam dienos. Jis tiesiog bando išgyventi savo pokyčius ir dieną. Tiesiog būkite ir aukite su savo paaugliais.